Dabar SEO specialistai gali atšaukti Ahrefs, SEMrush prenumeratas ir sužinoti konkurentų nuorodas nemokamai. Kaip tai padaryti, apie tai bus šis epizodas, SEO trečiadienis 76. Inspiracija yra iš Steve Toss naujienlaiškio, labai rekomenduoju prenumeruoti irgi gauti naujienlaiškius, daug naudingos informacijos siunčiama. Bet prie reikalo, ką mes darysim, aš parodysiu, aš jau padaręs analizę, kad būtų greičiau. Parodysiu, kaip galima surasti konkurentų. Čia iš tikrųjų ne tik apie nuorodas, bet čia epizodas labiau turėtų rūpėti visiems, kas nori didesnio AI matomumo. AI matomumą reikia daugiau citations, tai yra paminėtų brando pavadinimo internete, su nuorodom aišku geriau, bet citation yra ne visada su nuorodom. Tai, kaip tai padaryti, kaip sužinoti, kur yra paminėtas konkurento pavadinimas, kaip sužinoti, kaip tai padaryti, galima padaryti rankiniu būdu, reikės tik tai vieno Chrome plėtinio, tai yra extension, pažiūrėsim, koks yra pavadinimas, beje, nuorodas ir kokie paieškos operatoriai yra naudojami. Aš viską sudėsiu į YouTube aprašymą, kaip tai galima sužinoti. YouTube aprašymas yra štai čia, YouTube atidarot, čia bus nuoroda more ir tada išsiskleidžia, to aš parodysiu, kaip iš tikrųjų tai atrodo. Tavo namai yra tavo nuolaidos. Tai atrodys štai taip, paspausti more arba plačiau lietuviškai ir tada štai čia bus tekstas. Gerai, einam prie reikalo, kaip sužinoti, kaip surasti, kur yra paminėtas konkurentas, kad būtų galima pakartoti pačiam iš ten pat gauti arba citation, arba galima gauti nuorodą. Pirmas žingsnis, mes turime atidaryti Google paiešką, suvedam kažkokią raktažodį, pagal kurį mes norim analizuoti konkurentus. Čia yra labiau apie vietinį SEO ir mes atidarom tada Google Maps paką. Dabar aš paimsiu pavyzdį, štai čia vieną konkurentą, ką man reikia padaryti, atidaryti jo svetainę, tada nukopijuoti pavadinimą taip, kaip jis yra užvadintas štai čia. Atidarom paieškos langelį kitą ir jame tada kabutėse parašom konkurento pavadinimą, kaip jis buvo užvadintas, ir tada minus, site, dvitaškis ir konkurento pavadinimą. Ką mes gaunam? Po to, kai mes aktyvavom, parsiusintam ir aktyvavom Chrome extensioną, o jo pavadinimą, man atrodo, nepaminėjau, Auto Google Search 100 Results, štai čia mes turėsim tokį langelį, ką mes dabar matom. Čia yra visi resursai, kur yra paminėtas konkurentas, bet tai nėra konkurento tinklapis. Būtent tas search operatorius, paieškos operatorius atfiltruoja, kad tai nebūtų konkurento tinklapis. Ir matom visuose resursuose, kur jis galėjo būti paminėtas. Čia yra, dabar pažiūrėsim, kiek man duoda rezultatų, 75 rezultatai. Galima eiti per antrą puslapį, bet dabar, kad man palengvinti darbą, aš turėčiau parsisiųsti šitą failiuką. Štai čia aš galiu paspausti Download CSV, paskui atidaryti su Excel'u arba su Google Drive. Ką aš dabar ir padarysiu. Čia aš buvau jau atidaręs. Štai čia yra sąrašas iš to extensiono. Štai čia yra visas sąrašas URL adresų, kur yra paminėtas arba kur yra nuoroda būtent to konkurento. Pavyzdžiui, yra rekvizitai, LT, yra Clutch paskyra. Galima surasti daugiau, yra Facebook, natūralu, kad čia yra Facebooko puslapis. eksportavo man 79 rezultatus, aš matau. 79 rezultatai. Ką daryti su nuorodom, turbūt kiekvienas iš SEO specialistų jau žinos, net jeigu yra pradedantysis, žinos, kad galima pereiti visus resursus, pažiūrėti, kur yra paminėtas konkurentas, kur yra nuoroda, susiekti su resursu ir pabandyti gauti nuorodą arba paminėjimą tame pačiame resurse. Jeigu norit sužinoti plačiau apie paieškos operatorius, turiu, to parodysiu, 59 epizodą, SEO trečiadienis 59, čia yra apie spaminius puslapius, kaip surasti spaminius puslapius WordPress'e, kurie stabdo SEO iškilimą. Bet įrašo pabaigoje, maždaug į pabaigą galima nuskrolinti, štai čia galima surasti paieškos operatorius ir kaip rekomenduojama naudoti paieškos operatorius, kaip galima išvalyti savo WordPress'ą naudojant paieškos operatorius, čia yra kombinuoti operatoriai. Čia plačiau galima sužinoti apie panaudojimą, ypatingai jeigu turite elektroninę parduotuvę, kaip pravalyti spamą, kuris yra kūrimas WordPress'o konstruktoriais.
konstruktorių, pavyzdžiui, Elementor, vienas iš populiariausių. Jeigu naudojat PrestaShop, Joomla, Shopify, irgi žinau, prikūrė tokių, jeigu yra netvarkingas kodas, galit pasitikrinti savo tinklapį, kiek jis sukuria spamo ir teršia Google indeksą. Čia yra 59 epizodas, man atrodo. Jeigu šis epizodas yra naudingas, spauskite like, prenumeruokite, štai čia galima štai čia galima paspausti like, čia galima paspausti subscribe, prenumeruokite, jeigu aktualu, gausite daugiau naujienų iš mūsų. Tiek šiam kartui ir susimatom kitam epizodui. Iki.